Susitinkame nuostabioje gražioje erdvėje, karalienėmis, skirti laiko sau netgi tokiu aktyviu prieš kalėdiniu laikotarpiu, kai galbūt vieni labai stipriai bėga, kiti kaip tik ignoruoja, nuėję į kitą barikadų pusę ir sako, tikrai taip nešvęsim kalėdų, kam tas stresas, išvis nieko nedarysim per kalėdas, ar ne? Tai visada yra aukso vidurys, kai aš galiu su ramybe sukurti šventę sau, savo visai aplinkai, apgalvoti ir išjausti dovanas, galbūt netgi pasikliauti savo intuiciją ir paprašyti jos tam tikrų atsakymų, kai kažkur užstringame. O dabar aš kviečiu kiekvieną iš mūsų skirti kokybiško, tikro laiko tiktai sau, su savimi ir kartu apsijungiant į moterišką erdvę, kad kiekvienoje iš mūsų užaugtų meilė, šviesa, ramybė, dosnumas, grožis, viską, ko trokštate, ar ne? Ir prašau pajuskite, ką jaučiate, tiksliau identifikuokite, ką jaučiate šią akimirką, prieš įeidamas į meditaciją ir po meditacijos, kaip jaučiatės, ar ne? Vienoms galbūt jausmas bus stipresnis, kitoms, kurios medituoja, mažiau silpnesnis, tačiau identifikuokite ir pamatykite save, ar ne? Kaip jaučiatės ir kas jumise vyksta. Kviečiu užsimerkti ir kartu su manimi, neskubant, iškvėpti. Įkvėpk pro nosį ir neskubėdama iškvėpk pro burną. Dar kartelį įkvėpk pro nosį. Sulaikyk kvėpavimą ir neskubėdama iškvėpk pro burną, susikoncentravusi tik į savo kvėpavimą ir į save. Dar kartelį įkvėpk pro nosį. Sulaikyk kvėpavimą ir neskubėdama iškvėpk per burną, jausdama save, jausdama aplinką, jausdama savo kvėpavimą. Šioje akimirkoje visą savo dėmesio koncentraciją nunešk į savo širdies centrą, kuris yra tavo krūtinėje, kairėje jos pusėje, kairėje dalyje. Ir kai tavo dėmesys yra tavo širdies centre, pasistenk įsivaizduoti ir prieš save pamatyti pačius gražiausius gyvenimo momentus, akimirkas. Jausk savo širdyje tą šilumą nuo tų akimirkų, kurios tavyje sukelia labai gražias emocijas, tai yra meilė. Gali prisiminti tą akimirką, kai susitikai su savo vyru, su savo draugu. Gali prisiminti akimirką, kai gimė tavo vaikas. Prašau, prisimink akimirką, kai kažkada laisvai leidai sau šokti, galbūt lietuje, galbūt po žvaigždėtu dangumi. Prisimink akimirką, kai leidai sau atsigulti į vonią, į karštą vonią ir pabūti su savimi. Leisk tavo mintims atnešti kiekvieną vaizdinį, kuris yra tau brangus ir svarbus, kuris tavyje aktyvuoja meilę, ramybę, gėrį, džiaugsmą, dėkingumą ir pabūk toje akimirkoje nuoširdžiai. Galbūt tai yra akimirka, kai ėjai prie altoriaus, kai buvai pasipuošusi baltą suknelę ir buvai tikra princesė.
Kiekvieną tą akimirką joje pabūdama, jausdama tas emocijas, paimk tarsi ranka savo minčių pagalba ir įdėk į širdį. Pajus, kaip širdis pripildoma meilė, džiaugsmu, dėkingumu, švelnumu, grožiu, viskuo, kas yra toje akimirkoje. Galbūt tai buvo pirmą kartą paimtas kūdikėlis į savo rankas, kai tapai mama. Ką tai reiškia tau? Galbūt tai nuostabi akimirka su savo numylėtiniu augintiniu. Galbūt tai yra pirmas bučinys, pats pirmasis tavo gyvenimo bučinys. Ir tegul šios akimirkos eina į tavo širdį, pripildo ją meilę, ramybę, švelnumą. Leisk sau tai pajusti, kad tu esi savo patirčių kūrėja. Ir tu kiekvieną akimirką gali nuspręsti, į ką koncentruojasi. Nes visada ten, kur tavo energija, ten, kur tavo dėmesys, ten viskas auga. Ir su šiomis akimirkomis, sąmoningai pasirinktomis akimirkomis, tu savyje augini meilę, ramybę, dėkingumą, tikėjimą ir pasitikėjimą, džiaugsmą, gausą, sveikatą, viską, ko trokšta tavo širdis. Ir kai sudėjai šias akimirkas, leisk joms suvibruoti tavyje. Kaip nuostabus orkestras groja ir kuria muziką, leisk šioms akimirkoms tavyje sukurti nuostabią emocijų muziką, nuostabų emocijų kūrinį tavyje. Kaip prasipina emocijos, garsai, atspalviai. Ir tavo širdis vibruoja ir skleidžia tą energiją. Ir visa krūtinė prisipildo šią nuostabią gražią energiją. Savo minčių pagalba šią energiją paskleisk į viršutinę kūno dalį, į pečius, nuo pečių iki alkūnių, nuo alkūnių iki plaštakų. Ši energija, šis nuostabus emocijų kūrinys kyla į viršų į tavo kaklą, per smakrą ir pakaušį, kyla į viršų per tavo skruostus, per lūpas, per nosį, per akis, per kaktą, vilnija tavo plaukais, pripildo tavo visą galvos ertmę, kiekvieną ląstelę. Jausk tas emocijas, tą džiaugsmą, tą meilę, kurios egzistuoja tose akimirkose. Ir tas akimirkas pasirinkai pati. Tai tau brangios akimirkos. Įkvėp ir iškvėpk. Ir jausdama širdyje šilumą visame viršutinėme kūne, visoje dalyje, leisk savo minčių pagalba šią nuostabią energiją išskleisti ir į apatinę kūno dalį. Jaus, kaip nuo širdies vibruoja ši energija, šios emocijos persipindamos tarpusavyje, meilė, šiluma, šviesa, tikėjimas, dosnumas, gausa, ramybė, leidžiasi žemyn iki tavo liemens, tiek išorė, tiek vidumi. Pripildo kiekvieną tavo organą, plaučius, skrandį, kepenis, visą virškinamąjį traktą, žarnyną, inkstus, leidžiasi žemyn iki apatinės pilvo dalies ir pripildo tavo gimdos centrą, moteriškumo organus. Ši energija keliauja žemyn tavo minčių pagalba per kūną, per tavo klubus, sėdmenis, per šlaunis, per kelienus, per blauzdas, per pėdą.
Ir šią akimirką visiškai atsiduok lengvumui. Tarsi pajus, ką reiškia, kai geros emocijos tavyje sukuria ypatingą lengvumo ir atsipalaidavimo būseną. Pasistenk mintyse įsivaizduoti ir vizualizuoti, kad tavo kūnas netgi švelniai pakilęs virš atramos, į kurią jis atsirėmęs, ar tai kėdė, ar tai sofa, ar tai grindys. Švelniai pakilęs nuo lengvumo būsenos, nuo vidinės ramybės. Pajusk savo kūno visumą ir jame grojančią emocijų muziką. Įkvėpk ir iškvėpk. Savo dėmesio koncentraciją grąžinusi į savo širdį, pasistenk pamatyti, kaip iš širdies pradeda skleistis vibracija, tas pats dažnis, tas nuostabus emocijų kūrinys, ta nuostabi, graži ir tyra energija į išorę, nuo tavęs į išorę, viskas tavo aplinkoje apsigaubia tuo, ką tu jauti dabar savyje. Ir šis nuostabus spindulys išėjęs iš tavo krūtinės, iš tavo širdies susijungia su moterimis, kurios šiame pasaulyje dabar medituoja. Medituoja į savo vidinį grožį, į vidinę ramybę, į gražias emocijas, į pasaulį ir savo vidinę šviesą. Tu apsijungi su sielos sesėmis, sielos draugėmis, nes tu pasirinkai kitokį kelią. Pažinti save, pažinti moteriškumą. Ir visada pasaulyje egzistuoja tų žmonių, kurie yra angelai, kurie yra grožis, gėris, kurie neša žinutę ir pasakoja tau. Ir tai yra visos moterys aplink tave, programoje, galbūt tai draugės, galbūt tai yra tavo šeimos narės, o galbūt tai yra moteris, kurias dar tik sutiksi ar buvai sutikusi. Leisk savo apsijungti į nuostabią seserystę. Tai yra širdies seserystė, kai tavo širdis yra atvira meiliai, džiaugsmui, tikėjimui, pasitikėjimui, ramybei, įsileisti ir dalintis, priimti ir duoti. Įkvėpk ir iškvėpk. Ir savo minčių pagalba pasistenk pajusti, ką sukūrei savyje ir už savo kūno ribų. Tai yra meilė, tai yra grožis, tai yra šviesa. Ir ką sukūrei bendrai su sielos draugėmis, su sielos sesėmis. Tai yra nuostabus šviesos spindulys, burbulas, kuris apima visą žemę. Ir tu jauti tokį vidinį išsiplėtimą, kad šią akimirką, kurią įsipareigojai ir pasirinkai skirti savo, skyriai ne tik į savo gerovę, bet į viso pasaulio gerovę. Įkvėpk ir iškvėpk. Tegul meilė skleidžiasi. Ir ramiai grįžusi į savo širdies centrą, jausdama, kad tavo kūnas ir energija tarsi įgavo visai kitą atspalvį, visai kitą vibraciją, uždėk rankas savo ties krūtine kairėje pusėje ir padėkok. Padėkok savo, visatai, Dievui, motinai žemei, kad esi, kad gali gyventi, kad gali patirti, kad gali pabūti šioje nuostabioje žemėje, kurioje pati gali sukurti rojų. Dėkoju, kad gyvenu.
Dėkoju, kad mokausi. Dėkoju, kad galiu dalintis, kad galiu priimti. Dėkoju už nuostabų, pilną gyvenimą, gražų gyvenimą, už gyvenimą rojuje. Ir jeigu dar nori pasakyti kažką sau, būtinai skirk kelias akimirkas ir pasakyk kažką skirtą tik sau. Palengva įkvėpk ir neskubėdama iškvėpk. Nusišypsok sau ir pasauliui. Ir grįžk į šią akimirką kupina nuostabios emocijų muzikos. Tiesiog atsimerkdama. Ir kaip jautiesi dabar, kai tikrai nuoširdžiai ir kokybiškai skyrei laiko 15 minučių tik tai sau ir su savimi.